Greitas trumpas video apie lotosiukus, nes šiek tiek gavom naujų lotosiukų. Taigi, taip atrodo nesmulkintas lotosas, o čia yra lotosas, kurį mes seniau pardavinėdavom smulkintą. Tai yra visa gėlytė susmulkinta. Tai kartais pasitaiko tam net lapelių, va, kaip čia mato, šiek tiek lapelių, kartais pasitaiko tų vidurinios dalies tokių smulkintų gabaliukų, tai pavyzdžiui šitas būtų. Tai toks, tiesiog visas augalas sutraiškytas. Tai jie šiaip efektyvumas tai tas pats, tik tais, ne taip gražiai galbūt atrodo, kaip pavyzdžiui šitie. Šitie tai yra tik lapeliai ir šitos geltonos dalelės, tie kaip kuokeliai, ar kaip čia vadinasi biologiškai. Tai šitas man asmeniškai atrodo toks geriausias variantas, bet čia kiekvienam pasirinkti, nes čia šitas yra šiek tiek pigesnis, šitas truputėlį brangesnis, o šitas brangiausias. Tai yra tiesiog lapeliai. Lapeliai, jie turi šiek tiek net mažiau efektyvumo negu šitos geltonos dalis. Tai tik lapelius naudot galbūt logiškiausia, jeigu jūs darot kažkokius dekoracijas, papuošimus ir tiesiog tam reikalingi būtent lapeliai. Tai turim tokius pasirinkimus ir dar turime raudono lotoso gėlytę naujovę, nes seniau turėdavom tik tai smulkintą, dabar jau turim ir gėlytės. Aišku, ne visos jos tokios gigantiškos kaip šita, bet galvojau parodysiu šitą. Tai jeigu, pavyzdžiui, darot ceremonijas, galima ir raudono lotos ir tikrai labai gražiai tos gėlytės atrodo. Ir dar gavom balto lotosą ir įdomu, kad šiandien yra šiek tiek kitoks baltas lotosas negu kad mes turėjom. Mes turėjom, man atrodo, Nymphea ampla, o šitas Nymphea alba. Ir išties labai skiriasi, nes tas, kurį turėjom, tai jis tokį turėjo įdomų beveik kaip grybų kvapą, o šitas turi labai saldų, labai skanų kvapą ir aš jau jį išbandžiau. Ir jaučiu kažkaip tai tą ryšį daug lengviau man seksis užmegzti su šitą gėlytę negu su ta senaja. Gali būti, kad netgi išparduosim tą seną ir pardavinėsim nuo šiol tik šitas. Tai toks trumpas, greitas update'as.